Sveiki visi. Vakar sulaukiau klausimą, žinutės iš klientės, kad sudužo telefons ir ką man dabar daryti, nes turi namų draudimą, turi namų vidaus draudimą ir kas toliau, kaip man padaryti kleimą, ne? Tai sako, ar man nešt kažkur sutaisyti ir jau man apmokės. Ne, niekur nenešat ir nieko tokio panašaus nedaro, tai visų pirma reikia užregistruoti kleimą. Susisiekti su savo draudimo kompanija. Dažniausiai tai būna online pildoms dokumentus iš karto, nes kiekviena draudimo kompanija turi savo puslapį opciją, kad galim paspausti make a claim, ne, kad darom kleimą ir paspaudus užpildo dokumentą, kuriame nurodysit, kas atsitiko, kokiam daiktui kažkas nutiko, trumpai aprašysit, kaip tai įvyko, ne, sakykime, tai užpildžius draudimas gauna užklausą, kad jūs norit padaryti kleimą ir tada, sakykime, pavyzdžiui, telefono atveju, tai pagal tai, kas atsitiko, sakykime, jeigu telefonas sudužo, tai yra du galimi keli variantai, ne, sakykime, kaip toliau vystysis claims. Arba draudimas tvarkys telefoną, arba jums bus sakykime, atsiųstas naujas toks pat telefonas, ne, arba bent jau tuos pačius parametrus atitinkantis, ne, jeigu, sakykime, tokio jau nebėra prekyboje. Bet su telefonais dažniausiai dar jų ilgai būna, ne? Tai sakykime, mano atveju kai buvo, nes man pačiai tai buvo ir kai sudužo telefonas, draudimui mes pranešėm ir draudimas atsiuntė informaciją, kad kompanija pavadinimu BeValued susisieks su manim, kad įvertintų situaciją, ar vis dar gali sutvarkyti mano telefoną, ne? Ir ką padarė ta kompanija, tai jie atsiuntė mailą, kad DPD kurjeris atvažiuos paimti mano telefoną. Atvažiavo į namus, įdėjom į dėžę, užrašėm reference numerį, ne, ir jie pasiėmė mano telefoną, kelių dienelių bėgi, aš gavau pranešimą, kad telefonas gali būti sutvarkyts, jie sutvarkys ir duos pusės metų garantiją tam sutvarkytam būtent tai problemai, ne, tai buvo ekranas sudužęs pas mane, įskilęs gerai kams buvo, ne, tai sakykime ir šituo atveju klientės atveju irgi lygiai taip pat aš manau, kad gali nutikti, ne, kad jie susisieks su kompanija, kuri galimai įvertins, ar galima telefoną sutvarkyti, ar vis dėlto jau reikia naują. Jeigu galim sutvarkyti, mano atveju jie sutvarkė per kelias dieneles ir kurjeris atgal pristatė telefoną ir į namus, ne? Tai tokias galimas būdas. Jeigu jie būtų nustatę, kad telefoną sutvarkyti neįmanoma, nebeapsimoka ir panašiai, ne, tai tada aš būčiau gavus naują telefoną, ne? Tai taip viskas vyksta, niekur jūs neneša telefoną, niekas jums jo netvarko, sakykime, kur kažkokioj, nežinau, parduotuvėlė ar dar kažkur ir tikrai draudimas nebus taip, kad jums apmokės tvarkymo išlaidas, ne, taip nebus. Yra, kad pats draudimas nusprendžia, ką toliau daryti, ne, jie įvertins tvarkomas ar ne, jie įvertins, ar reikia naują telefoną jums, ar kartais netgi būna su televizoriu, aš turėjau su vienais klientais atveju, kai buvo pasiūlyta klientam netgi trečia opcija, kad gali gauti piniginės vertės, ne, sakykime, pinigų pervedimą, kiek kainavo tas daiktas, ne. Tai įvairių variantų gali nutikti, ne, ir neskubėkit, bet svarbiausia žinokit, kad būtina padaryti kleimą, tai užpildyti dokumentą, kas atsitiko, kad kažkokiam konkrečiai daiktui, kas tai daiktas, reikės pirkimo čekio, būtinai jo reikės įrodyti, kad jūs tą daiktą pirkot, kad jūs buvot savininkas ir kad tai buvo jūsų ir kiek jis kainavo, kokia buvo jo vertė, ne, tai tikrai reikės pirkimo čekį. Ir tą visą laiką sakau, kai darom namų draudimą, norint padaryti kleimą, jums reikės įrodyti pirkimo čekį, jeigu darom daiktam, ne? Tai tą tikrai taip. Jeigu čekių nėra, tai jau čia yra truputį problema. Taip galima atrinkti, gal, sakykime,
įmanoma, sakykime, pavyzdžiui, atrinkti kažkokias tai nuotraukas, kad buvo toks daiktas, ne, kad jis egzistavo pas jūs namie ir panašiai. Taip, tai būna įvairių tų tokių variantų, kaip dar galim įrodyti, bet iš karto sakau, kai nėra čekių, tai tikrai sudėtingiau viskas. Tai mažas toks mano pačios tipsas, ne, pasidalinsiu, lifehacku. Lifehacku pasidalinsiu, paklausykit. Kai nusiperka daiktą, net atrodo nelabai tokį, kokį tenais brangų, super, duper tūkstančius kainuojantį, nežinau, airfryerį nupirkau, ne, nežinau kiek, 180 svarų gal, ne. Čekį išsisaugokit, nusifotografuokit ir savo pats e-mailą atsiųskit, e-mailą patį, ne, savo pats. Tokiu atveju iš bet kokią įrenginę prisijungus prie savo elektroninę paštą, jūs turėsite tą čekį. Kartais mane žmonės paklauso, o tai jeigu sudegė viskas, iš bet kokią įrenginę, telefoną, kompiuterę prisijungsit prie savo elektroninę paštą ir jūs čekį turėsite, ne? Ar ten pavogė, ar dar kažkas atsitiko, ne? Jūs tokiu būdu turėsit, tai toksai truputį lifehacks, ne, kad kaip tuos čekius nepamest, kad jie neišbluktų, kad jie kažkur nenusimestų, nedingtų, nesudegtų, nieks jų nepavogtų, kad nei šunys nesudraskytų, ne, tai tiesiog nusifotografuokit ir savo elektroninį paštą atsisiųskit tą nuotrauką. Taip, išsisaugos elektroniniam pašte ir prireikus. Taip, aišku, užvadinkit tą elektroninį paštą, sakykime, pavyzdžiui, nežinau, airfryer čekis, ne, televizoriaus čekis, sofos čekis, ne, kažkoks va toks, ar tenais pirkimo dokumentas. Užvadinkit kaip norite, ne, bet tiesiog užvadinus kažkokiu tai konkrečiu pavadinimu elektroninį laišką, jums jį bus lengva rasti paieškoj. Tai viena iš opcijų, kaip tą galite padaryti. Taip, įsidėti nuotrauką į iCloudą, į tokius visokius reikalus. Vėlgi tas yra daroma ir tikrai žinau, nemažai klientų tą daro. Tai yra tų būdų, nes kartais, sakykime, sako, aš nusifotografuoju ir laikau tarp nuotraukų. Super, nuostabu, jeigu jūsų telefonas niekada gyvenime taip nesuges, kad viskas dings. Tada labai gerai, laikykit. Bet save saugant ir tuo labiau turint content draudimą, tai namų vidaus draudimą, tai tokius dalykus tiesiog išsisaugokit. Tik pradėk daryti įrašą, tai būtinai arba šuo, arba kas nors paskambins. Bet aš baigiau, tai su namų ir namų vidaus draudimais jūs galit padaryti kleimą, bet reikės čekį ir tikrai niekur neneškit, belę sugalvojau nešiu ten ar dar kažkaip, ne, jūs turit padaryti kleimą ir tada gaunat instrukciją iš draudimą, kas toliau vyksta. Jie paima tą daiktą, tikrins, ar jį galim sutaisyti, gal atvažiuos į namus, sakykime, kas gali sutaisyti, jeigu kokią skalbimo mašiną nesugedo. Ir įvertins, ar reikia naują tokį padaiktą jums, ar duos jums pinigų sumą vertė to daikto, ne, ar jį tvarkys, tai paskui jau prasideda visas procesas. Taip, tai neužtrunka vieną dieną, taip, tai truputį nepatogums, todėl kad tai tikrai vyks procesas kelių dienų, netgi kartais kelių savaičių, žiūrint, kas įvyko ir kodėl, ne, bet kokiu atveju jūs kleimą turit padaryti, užregistruoti jį turit, čekius turi turėti įrodymą, kad jūs tą daiktą pirkot ir jo vertė kokia yra. Ir tokiu būdu padarysit kleimą ir bus apmokėta patirta žala. Tai va, tiek iš manęs trumpai, greitai ir sakau iki.